Šviesos, šurmulys, nemokami gėrimai. Viskas sukurta tam, kad jaustumėsi laimėtojų, bet kol vieni džiaugiasi iliuzija, dauguma išeina su tuščiom kišenėm. Tai nesutapimas, tai sistema. Sveiki, aš Auksė. Savo finansinę kelionę pradėjau prieš gerus metus ir nuo tada nuosekliai mokausi, kaip pinigai iš tiesų veikia. Čia dalinuosi tuo, ką pati darau ir ką sužinau pakeliui. Parodysiu konkrečius žingsnius, kaip uždirbu iš kazino. Nelošdama, o būdama savininke. Lik iki galo. Pamatysi, kaip vietoj vieno vakaro kazino gali susikurti pasyvias pajamas visam gyvenimui. Beveik kiekvienas esame pagalvoję, o gal pabandyti, gal pasiseks, loterijos bilietas, ruletės ratas, o gal net sporto lažybos ir taip, kartais pasiseka. Vienas grįžta su 50 eurų, tiek pakaktų nebent vakarieniai dviems, kitas parsiveža kelis šimtus, o esmė paprasta. Tokios pergalės tėra trumpalaikė iliuzija. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad viskas priklauso tik nuo sėkmės, bet ilgainiui pinigai visada teka ta pačia kryptimi į savininkų kišenes. Kitaip tariant, net kai laimi, vis tiek žaidė žaidimą, kurio taisyklės, kaip minėjau, parašytos ne tavo naudai. Vien tik 2024 metais Lietuvos azartinių lošimų rinka pasiekė 241 milijoną eurų pajamų. Tai vidutiniškai apie 660 tūkstančių eurų per dieną, 70% to iš internetinių lošimų, tik 30% iš fizinių vietų. Skaičiai kalba patys už save, laimi kazino, ne lošėjai. Kodėl trauka tokia stipri? Nes čia veikia viena iš galingiausių mūsų smegenų apgaulių – beveik laimėjau efektas. Kai loterijoje pritrūksta vos vieno skaičiaus, atrodo, kad sėkmė jau čia pat. Smegenys iššauna dopamino pliūpsnį ir protas tyliai kužda dar vieną kartą. Mažos pergalės palaiko viltį, bet ilgainiui pralaimėjimų vis tiek būna daugiau nei laimėjimų. Žaisti kazino primena bėgimo takelį, bėgi, prakaituoji ir niekada nejudi į priekį. Kai vienas po kito žmonės pralaimi, kazino vis labiau turtėja. Klausimas tik vienas. Kiek dar bandymų prireiks, kol suprasi, kad žaidimas sukurtas ne tau laimėti. Investavimas irgi kelia emocijas. Kai akcijos kyla, džiaugsmas, kai krenta, nerimas. Bet čia skirtumas esminis. Investuodamas, tu tampi sistemos dalininku, ne klientu. Kiekvienas euras, kurį palieki kazino, stiprina kazino savininką. Kiekvienas euras, kurį investuoji, stiprina tavo ateitį. Jei tokios temos įdomios, gali paspausti prenumeruoti ir užsukti dažniau. Dalinuosi realiais pavyzdžiais ir skaičiais, be jokio azarto. O dabar grįžkime prie esmės. Taip, investavimas rizikingas, bet čia rizika valdoma. Tu pats nusprendi, kiek jos prisiimti. Gali išskaidyti investicijas, laikyti jas ilgą laiką, pasirinkti dividendus ar ETF. Jei dar negirdėjai, ETF tai akcijų krepšelis. Vietoj vienos karvės turi visą ūkį. Kelias karvės, vištas, avis ir daržovių lysves. Jei viena karvė suserga, vis tiek turi kiaušinius, vilną ir daržovės. Tai viena paprasčiausių priemonių, kurias gali naudoti net pradedantieji investuotojai. Lošimas nėra vienas metimas, viskas arba nieko. Investavimas šimtai mažų žingsnių, kurios jungia nuoseklumas. Ir būtent jis ilgainiui tampa tavo didžiausia jėga. Bet kyla klausimas, kaip praktiškai tapti kazino savininku, neturint milijonų. Galima tame pasaulyje dalyvauti ne kaip lošėjai, o kaip savininkui. Yra tokias įmonės pavadintos REIT. Tai nekilnojamo turto fondai, leidžiantys žmonėms investuoti į pastatus neturint milijonų. Jie patys nevysto kazino verslo, o uždirba iš to, kad nuomoja pastatus kazino operatoriams. Dalis šių nuomos pajamų išmokama investuotojams kaip dividendai. Tai viena pagrindinių priežasčių, kodėl REIT dažnai pasirenkami ilgalaikiams investicijoms. Kitaip tariant, esi ne žaidėjas salėje, o žmogus, kuris nuomoja jiems pačią salę. Vienas didžiausių pasaulyje tokio tipo REIT yra Vici Properties Inc. Jie valdo ne tik garsiausius kazino, bet ir kitų pramogų objektų pastatus. Čia ir sustojau pagalvoti. Jei traukia kazino industrija, kodėl nepažiūrėti iš kitos pusės, kaip savininkiai, o ne kaip žaidėjai. Tai tik viena iš priežasčių, kodėl įtraukiau Vici į savo portfelį. Ši įmonė valdo garsiausius pasaulio kazino pastatus, pavyzdžiui, Caesars Palace, MGM Grand ir The Venetian. Jos vertė siekia apie 35 milijardus JAV dolerių. Kiekviena akcija kasmet išmoka apie 1,73 dolerius dividendų. Dividendai tai tarsi nuomos mokestis, kurį įmonė moka savo savininkams. Tiesiog laikai akcijas,
o pinigai kapsi į sąskaitą. Rizikos. VICI Properties, kaip ir dauguma REIT fondų, jautri palūkanų normoms. Kai pinigai brangsta, jų vertinimas gali būti spaudžiamas. Be to, didelė dalis pajamų priklauso nuo kelių stambių nuomininkų, kazino operatorių. Tad egzistuoja konkurencijos rizika. Tai savaime nereiškia, kad įmonė stipri, tiesiog primena, čia ne loterija, o investicija su aiškiomis rizikomis. Būtent tada supratau, ši nuosekli strategija gali būti pelningesnė nei bet koks greitas statymas. Dar įdomiau, net didžiausi pasaulio investuotojai kaip Vanguard ar BlackRock valdo VICI Properties akcijas ir abu neseniai dar padidino savo turimas pozicijas. Vanguard 1,2%, o BlackRock net 4,9%. Jei tokios jėgos kaip Vanguard ar BlackRock investuoja šimtus milijonų į VICI Properties, akivaizdu, jie mato potencialą. Būtent tada sustojau pagalvoti, jei gigantai stato ant šios kortos, ar ir aš galėčiau pasimti savo dalį? Finansų pasaulyje galioja paprasta taisyklė – follow the money. Todėl pradėjau periodiškai investuoti į VICI Properties. Žinoma, mano mastelis visai kitas. Neturiu tų milijonų, todėl einu mažais žingsniais, investuoju po truputį, ilgam laikui. Vietoj vieno didelio statymo renkuosi nuoseklų kaupimą. Taip mažėja ne tik staigių kainų šuolių rizika, bet ir spaudimas pataikyti tobulą momentą. Net ir investuodama į stabilę grąžą siekiančias įmonės, savo azartiškumą nukreipiu ne į greitą laimėjimą, o į kantrų kaupimą. Ir būtent čia man labiausiai patinka. Investuodama ne tiesiog perku akcijų, o tampu dalimi įmonės, kuri valdo tikrus pastatus. Jie stato viską vienu metimu, o aš po truputį, bet į nuosavybę. Ir čia paradoksas. Kai lošėjai pralošinėja kazino salėse, šios įmonės moka nuomą už pastatus. Aš, kaip akcininkė, gaunu dalį tos nuomos pajamų. Ne kaip žaidėja, o kaip pastato savininkė. Tai veikia kaip apgalvotas priešnuodis azartui. VICI tik vienas REIT fondų pasaulio kampelis, o juk jų yra dešimtis. Vieni valdo kazino pastatus, kiti sandėlius, biurus ar ligonines. Jei smalsu, galėčiau padaryti atskirą video ir parodyti, kaip tokie fondai veikia iš vidaus. Parašyk komentaruose, jei norėtum. Jei patiko, gali užsiprenumeruoti. Taip palaikysi mane ir paskatinsi kurti dar daugiau istorijų ir pavyzdžių, kaip pinigai veikia iš tikrųjų.